kalbant apie atlikėjus, tai, nu vis tiek alternatyviosios, man atrodo, muzikos bumas visiškai. O, ir kad, Procentų. ir kad, va, pavyzdžiui, tokie atlikėjai kaip tas pats Kedras Subūras ar ten Super Koloritas, jie lieka antram plane, žinai, vos ne. Na, tai kažkaip Aš nesutikčiau. Aš irgi norėjau pasakyti. Aš tave pertrauksiu trumpai. Tai aš tą pertraukiu. Gerai, gerai. Aš tai nesutikčiau, kad jie lieka antram plane, nes Kedras, tarkim, aš pati jo nemažai klausau, tai nu, jie tiesiog turi savo auditoriją žiauriai. Nors iš tikrųjų, nu, ta visa, pavadinkim, alternatyvos scena, tai nu, ten visos auditorijos persimaišo. Tai aš net nesakyčiau, nes, nu, Kedras, šiaip lyginant, nežinau, kad ir su aktais, tipo, nu, yra vis tiek kur kas aukščiau negu mes. Arba ten, kad tam tikros jaunesnės grupės alternatyvos. Kad kaip žanras ta visa rockera dabar yra ant bangos, tai jo 100%, bet aš manau, kad tą, ką daro ten Kedras arba Super Koloritas ar ten dar kažkokio įdomesnio skambesio grupės, tai jie kaip tik išsiskiria ir jos atranda actually tie kokybiškieji klausytojai, kurie nepasiduoda tam tipo trendui, kad rokas. O tipo actually eina klausyti tokio įdomesnio tipo kažkokio muzono. Nesakau, kad alternatyva nėra įdomi, bet ar ten rokas nėra įdomus, bet tiesiog, nu, tipo, ten yra išskirtinis skambesys, ten tie visos dūdos ir taip toliau. Reikia būti drąsu, kad kurt kažką tai kitokio. Jo, bet also jie labai natūraliai, tipo, jiem natūraliai tas išeina, kad, nu, jiem realiai visi jų albumai yra, nu, kaip ta pati srovė, tiesiog į skirtingas pusės biškina eina